Labą dieną ar labas vakaras. Na ir šiandieną dar vieną temelę pakalbėsim apie WordPress naudojimą, tai kas įtakoja WordPress. Ir šiandieną kalbėsim apie nuotraukas. Iš tikrųjų neįsivaizduoju nei vieno tinklapio, nei vienos svetainės, kurioje nebūtų nei vienos nuotraukos. Ir tai iš tikrųjų labai svarbu svetainės krovimo greičiui. Įtakoja nuotraukos, daro didelę įtaką, kaip greitai užsikrauna mūsų tinklapis arba mūsų svetainė. Kuo jį lėčiau kraunasi, tuo blogesnį rezultatą mes gausime. Visų pirma, Google paieškoje SEO, jeigu bus labai lėta svetainė, niekuomet nesugebėsit pakliūti į pirmus puslapius Google, kas aišku savaime įtakoja mūsų klientų kiekį, ar ne? Nes kuo tolimesniam puslapyje rasis mūsų svetainė, tuo mažiau galimybių turim turėti naujų klientų, tuo mažiau galimybių turim turėti naujų lankytojų, mūsų svetainės lankytojų. Kita vertus, žmonės net ir radę mūsų svetainę, jeigu jį krauna lėtai, tiesiog daugelis žmonių nesulaukia, neturi kantrybės. Šiandieną mūsų gyvenimas toks greitas, visur taip skubam, visur taip bėgam. Ir jeigu kažkas rado jūsų puslapį ir laukia sekundę, 2, 3, 4 ir jeigu puslapis niekaip neužsikrauna, tiesiog žmogus išjungia ir bėga toliau, ieško toliau. Vadinasi, iš tikrųjų mūsų svetainės greitis turi didžiulę įtaką mūsų verslo sėkmei. Taigi, na ir be abejo didžiulę įtaką svetainės greičiui turi mūsų nuotraukos. Jeigu mes sukelsim nuotraukas sunkes, didelės ir sunkes, tai mūsų tinklapis iš tikrųjų labai sulėtės jo krovimo greitis. Todėl šiandieną pakalbėsim apie tai, kaip sumažinti tą nuotraukų svorį ir kaip sukelti nuotraukas iš tikrųjų lengvas, kad neapsunkintų mūsų svetainės darbui. Ir pirmas dalykas, ką noriu Jums pasiūlyti, tai kaip matot čia vieną puslapį, vieną įrankį, darbo įrankį, kuriuo galime sumažinti visų pirma nuotraukų apimtį. Susiveskite www.gimp.org gimp.org, atsivers jums toks puslapiukas ir čia turit parsisiųsti šitą programėlę. Na, jinai lengvutė, mažutė, jinai labai greitai parsisiunčia ir įsiinstaliuokite ją į jūsų kompiuterį, ten porą žingsniukų, tiesiog patvirtinkit ir šitą programėlę turėsit savo kompiuteryje. Kai turėsit šitą programėlę, tai ją labai patogu mažinti nuotraukų apimtis, mažinti pikselius. Tuo pat mažinant pikselius, savaime suprantama, mažėja nuotraukų svoris. Na ir čia aš turiu visokių dydžių nuotraukų, ar ne, ir pamėginsiu parodyti, kaip tai galima padaryti. Aš šitą programėlę jau turiu savo kompiuteryje, todėl dabar aš jos neinstaliuosiu, man jos pakartotinai instaliuoti nereikia, na, bet imkim tokį pavyzdį, tarkim, kad ir šitą nuotrauką. Matot, 419 gigabaitų ir 3500 ant 2333 pikselių. Mes ją spaudžiam, kad atidarytume. Atidaro man šitą nuotrauką, tada ieškau, su kuo geriau man ją atidaryti ir kadangi aš jau turiu įsiinstaliavus savo kompiuteryje šitą programėlę GIMP, toks lapiuko galva ženklas šitos programos, ar ne, tada aš pasitvirtinu, kad noriu atidaryti nuotrauką su šita programa ir man atsidaro programa. Ką aš tada darau? Ieškau, kur parašyta imagen, tai yra vaizdas, tai yra nuotrauka, suradus tą imagen,
ieškau, kur parašyta eskalerlai machen, tai yra galima keisti pikselį. Dabar atkreipkite dėmesį, kad čia tokia kaip grandinė, ar ne, galima paspausti atsijungia ir paspausti susijungia. Būtinai žiūrėkit, kad ta grandinė būtų susijungus, nes jeigu ją tokią atkabinta tą grandinę dirbsit, tai išsikreips nuotrauka, nes pikseliai mažės tik tai plotis arba tik tai ilgis ir išsikreips pati nuotrauka. Todėl ją būtinai atkreipkite dėmesį, kad ji būtų sukabinta. Ir tokiu būdu, tarkim, 3500, aš parašysiu 1500, ar ne? Jeigu parašau 1500, mano nuotraukytė, kaip matot, sumažėjo jos pikseliai ir jau iš karto sumažėjo jos svoris. Dabar, aišku, čia jinai pamažėjo, nes 303%, aš galiu ją pasididinti iki 100% ir ji bus vis tiek didelė tokia, bet sumažėja svoris. Ką tada darau? Tada ieškau archyvas, susirandu eksportarkomo, eksportuoti. Ją susirandu kaip eksportuoti. Čia, kur matot toks mėlynas, aš jį ištrinu ir parašau, tarkim, sumažinta. Sumažinti pikseliai, tarkim, sumažinti pikseliai, ne? Sumažinti pikseliai. Ir spaudžiu eksportar. Dar kartą eksportar. Ir čia taip pat spaudžiu dar kartą eksportar. Ir šita nuotraukytė man išsisaugojo. Taip, tuo mes ją surasim, kur čia, matot, kaip matot, yra mūsų originalas, ta kuri buvusi nuotrauka. Ir jį randam išsisaugojusi, kaip prisimenat, parašiau sumažinti pikseliai. Ir jį matot, kaip parašiau 1500, dar kartą, ant 1000 pikselių, gerokai sumažėjusi ir jos svoris 120 GB. Jau palygint su buvusiu svoriu jau yra gerokai mažesnis, jeigu pamenat, šito mūsų originalo buvo 419. Tai yra praktiškai 4 kartus palengvėjo mūsų nuotraukytė. Kągi, jau žingsnis į priekį neblogas. Dabar čia viską nuleidžiam, sumažinam ir dabar pasinaudosim sekančią mūsų programėlę, kuri dar sumažins mūsų nuotraukytės svorį. Tai yra, šitą programą nereikia nei instaliuoti, nei parsisiųsti, nei nieko, jinai tiesiog įvedat, reiškia, jūsų juostoje www.tinipng.com, dar kartą kartoju, tini, T-I trumpoji N-I ilgoji, PNG, tinipng.com, susivedat ir iš karto prisijungiat prie šito puslapio ir paprasčiausiai nieko nereikia daugiau daryti, nei registruotis, nei nieko, tiesiog spaudžiat ir ieškot jums reikiamos nuotraukytės. Na, čia mūsų originalas, ta, kuri buvo sunkesnė, bet mes ieškom mūsų sumažintos. Tuoj surasim mūsų sumažintą nuotraukytę, kažkur nukrito labai žemai ir nebegaliu, sumažinti pikseliai, atsikeliam ją čia ir matot, ją dar mažina, ji buvo jau 123 ir šita programa sumažino iki 46 GB. Tokio svorio nuotrauką gali be jokių baimių, be jokių problemų kelti į bet kokį jūsų tinklapį ir tikrai neįtakos jūsų tokia lengva nuotrauka, visiškai neįtakos jūsų tinklapio darbo greičiui. Ir paskutinis žingsniukas, ką turim padaryti, tai parsisiųsti šitą mūsų nuotrauką, sumažinti pikseliai, mes, kur jie čia laikini parsisiuntimai, sumažinti pikseliai,
sakau saugoti, manęs sako, kad jau yra viena nuotrauka tokiu pavadinimu, ar nori ją pakeisti. Taip, aš noriu ją pakeisti, man sunkesnė nereikalinga, jeigu nenorit pakeisti, galit pridėti skaičiuką gale ir parsisiųsit šitą nuotrauką. Na va, ir tokiu būdu nuotrauka nesikeičia jos kokybė, nesikeičia niekas, tiesiog nuotrauka lieka tokia pati, kaip ir buvo išvaizdos atžvilgiu, ar ne, kur mes čia ją turim. Va, kaip ir buvo išvaizdos atžvilgiu, nuotrauka tarsi nieko nepasikeitus, bet ji iš tikrųjų žymiai mažesnė, lengvesnė, matot, tamanio, reiškia, dydis, svoris, tik 45 gigabaitai, tuo tarpu, kai originalas buvo 419. Tai yra praktiškai vos ne 10 kartų lengvesnė nuotrauka ir tai tikrai labai didelis pliusas jūsų svetainės greičiui. Jeigu visiškai be išimties visas nuotraukas šitaip sumažinsit jų svorį prieš keldami jūsų WordPressą, tai jūsų tinklapis ar jūsų svetainė tikrai dirbs žymiai greičiau, krausis žymiai greičiau ir tikrai laikui bėgant turėsit daugiau klientų, daugiau skaitovų, daugiau lankytojų ir žymiai daugiau šansų Google pakliūti į pirmuosius puslapius. Kągi šį kartą tiek ir iki sekančių kartų. Iki.